Žinios lengvai. Šiandien žiniose lengvai suprantama kalba išgirsite apie gimstamumo sumažėjimą Lietuvoje, sugadintus geležinkelio bėgius Lenkijoje, mokymosi galimybės programoje kursuok.lt ir kalėdinių eglučių įžiebimo šventes. Gimstamumo sumažėjimas Lietuvoje. Kiekvienais metais Lietuvoje gimsta vis mažiau vaikų. Pernai Lietuvoje gimė 11 000 naujagimių mažiau nei prieš 10 metų. Lietuva yra viena iš valstybių, kurioje gyvena daugiau vyresnio amžiaus žmonių negu jaunesnio amžiaus žmonių. Iniciatyva Auginu Lietuvą praneša, kad ypač mažai vaikų gimsta regionuose, mažesniuose miestuose, kuriuose sunkiau susirasti darbą. Žmonės nenori auginti daug vaikų, kadangi uždirba nedaug pinigų. Nori skirti daugiau laiko savo mėgstamoms veikloms. Politikai skatina ieškoti būdų, kad lietuviai grįžtų iš kitų šalių gyventi ir dirbti Lietuvoje. ES tarnyba Eurostat praneša, kad vaikų gimsta mažiau ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Jeigu ir toliau gims mažiau vaikų, kai kuriuose darbuose trūks jaunų darbuotojų. Pavyzdžiui, pusė dirbančių slaugytojų yra vyresnės nei 55 metų. Kadangi Lietuvoje kai kuriuose darbuose jau trūksta darbuotojų, daugėja atvykusių žmonių iš Vidurinės Azijos. Šie atvykę žmonės vadinami imigrantais. Politikai turi nuspręsti, kaip bus sprendžiamos šios problemos. Lenkijoje tyčia sugadinti geležinkelio bėgiai. Praėjusios savaitės pabaigoje Lenkijoje įvykdytas tyčinis sprogimas, kurio metu sugadinti traukinio bėgiai. Šiais bėgiais važinėja traukiniai, kuriais yra gabenama pagalba Ukrainai. Traukinio bėgių pažeidimus pastebėjo traukinio mašinistas. Vėliau buvo pastebėti dar keli pažeidimai toje pačioje bėgių linijoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad žmonės nenukentėjo, nors buvo planuota traukinio avarija. Dėl šio įvykio apkaltinti 2 Ukrainos piliečiai, kurie dirbo pagal Rusijos saugumo tarnybos užsakymus. Lenkija jau 3 metus padeda Ukrainai kovoti Rusijos sukeltame kare. Rusijai tai nepatinka. Todėl ji organizuoja įvairias atakas prieš šalis, kurios padeda Ukrainai. Galimybė mokytis kursuok.lt programoje. Nuo lapkričio 27 dienos kursuok.lt programoje bus skelbiamos naujos kursų pasirinkimo datos. Šioje programoje visi suaugę žmonės galės pasirinkti dominančius kursus ir gauti jiems finansavimą. Taigi patiems mokėti už kursus nereikės. Pirmumo teisę turės asmenys, turintys mažesnį dalyvumo lygį, mažesnių miestelių gyventojai ir vyresnio amžiaus dirbantys asmenys. Kiekvienas žmogus galės pasirinkti mokymus, kurie kainuoja iki 500 eurų. Jeigu žmogus pasirinks pigesnius kursus, likusius pinigus mokymams galės panaudoti vėliau. Šioje programoje bus galima įgyti kvalifikaciją ir gauti pažymėjimą. Kvalifikacija vadinama asmens sugebėjimai dirbti tam tikrą darbą, kai žmogus turi reikiamas žinias, įgūdžius ir patirtį. Tai svarbu, kad darbas būtų atliktas kokybiškai ir teisingai. Pabaigus kursus, kitiems kursams gauti apmokėjimą bus galima tik po 5 metų. Eglučių įžiebimo šventės. Visuose miestuose tuojau sužibės kalėdinės eglutės. Pirmoji kalėdinė eglė bus įžiebta jau lapkričio 22 dieną Kaune. Vilnius, Klaipėda
ir kiti miestai didžiąsias egles įžiebs lapkričio 28-29 dienomis. Pasvalyje ir Varėnoje eglės sužibės tik gruodžio 12 dieną. Dauguma miestų įžiebdami eglutes kviečia gyventojus susiburti prie eglės ir pasidžiaugti švente. Jeigu norite pasitikrinti, kada eglė bus įžiebta jūsų mieste ir susipažinti su šventinė programa, patikrinkite internetinėme puslapyje kelionės-su-vaikais.lt. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Ramunė Lebedytė-Unzenienė ir Irma Jokštytė Stanevičienė. Žinias vertino Lukas Večerskas, Robertas Medveckis, Rūta Latvytė ir Valda Dzemenaitė. Žinias skaitė Lina Žaltauskaitė.